dalinomės. Jam kojikės, o man. Juk man pažadėjai pamokyti. Nu, tai gerai, pasiį kojikės, pas mane rankenikės, tą nori, tą pasiims. Gal nepavienka. Kas tu per kaimynų? Nu, tai ką dabar dalinatės šiandien tada? Nu, šiandien tai televizorių dalinamės. Televizorius? Nu, ne, jūs norėjo pasimti ne tik televizorių, bet ir tą pultelį. Pultelį, nu, neatidaviau, žinok, sakau, kai dėsi iš tą pultelį, tavo durną galvą, tai pamatysi. O ką jis? Lem sako, pasibučiuokim. Kokiu dar čia prancūziškai? Aš jam ir sakau, geriau šūnį apsikabinus bučiuoju, bet ne tavi. O tai pala, kaip viskas baigės? Tuomi baigės, kad televizorius pas jį, pultelis pas mane, o dabar aš iš kitą radviliškę galą jam kanalos junginį. Nervų groju. Čia su tom savo depresijos, skyrybom, dalybom. O vat pavyzdžiui, man didžiausia laimė yra mano grožis, mano figūra, mano... Tai žiūrėkit, į dantis naujai sudėti. Pala, bet žiūrėkit, kaip baltai blizgu. A, gerai, čia į blakstienas prikabiliuotas, į šepšelis nauja. A, girdi, šepšelis iš Aliexpreso. Agirti, tai papasako, kokią čia dabar procedūrą užsiminėjai. Kada procedūrą? Prikabliana, pripūtė, prisegė. Nu į procedūras grožis čia jo. Norit paslaptį atskleisti? Nu, skleis, greičiau, galima. Aš kiekvieną savaitę maudausi negyvojoje jūroje. O, girč, negyvoji jūrų. Kokiu dabar jūrui? Samora, Gamora, pasakoj, aš iš pašalpų gyvenu, o kiekvieną savaitę maudas negyvojo jūrai. Kada jūs esate buvusi prie negyvosios jūras? Eikit, mane vykti dar metuose kartą į Palangą, dar nebent į Šventąją nuveži visas mano va jūra. Kur iš vis randas tai? Nu, tai tik negyva jūra, nu tik ta negyva jūra, jūs dabar man pasakykit, nu. Supratau, žinokit, moteris viską supratau. Ką tu supratai? Rada kokį pičmaką. Iš Turkijos musulmoną. Arba Seimorių radas. Kokį bičmaką? Aš va visą radviliškę druską susipirkau, parsinešiau, susipyliau į vodę, prisileidau vandens, paėmus ir negyvų O ginč, jūrą. aš paršiuką norėjau nugnybti, papjauti druskas, neturiu. O tavo tai vodžiai valdos, nu kaip pasiūkit po. Koks paršiuks, koks gimtadienio pratęsims be druskas. Tai, moteris. Prisimeni. Juk šiandien yra Radviliškė Maksimo turėjo cielą fūrą druskas atvežti.